Labas, sugrįžtu su nauju video, taigi vištiena iš kaimo pas mamą ir čia yra marinatas. Tai šita marinate yra alyvuogių aliejus, garstyčias, česnakas, citrina, norėjau paprastos citrinas, bet turėjau tik žalios, tai vat, prieskoniukai, medus ir viskas ir išvardyta. Žiūrėsim, ar skaniai gausis. Beliko įsimaišyti. Sunkiausiai maišus, aišku, medus, nes jisai toks jau sucukrėjęs ties. Na, bet jau pagaus greitai. Nu, tai ką čia? Pilam tą marinačiuką. Pirštinę susidėjau, kad nereiktų rankų plauti per ilgai ir nuobodžiai. O, kokia geltona spalvė. Ir tiesiog jį masažuoti. Ir turbūt ta vištiena jau bus rytoj valgyti, nes jau šiandien vakars. O dar kai ką parsivežiau, nerodžiau. Galvojau, šiandien pasidarysiu, bet čia taip gavos, kad va, išvažiavom, nusipirkom veidrodį ir atsisės tą suoliuką. Tai kažkiek parodysiu vėliau. O daugiausiai pamatysit pas vyro kanale, kokių mes čia nuotykių pridarėm. Nusipirkę iškart priardėm viską. Kepsiu orkaitai, bet dabar į maišą. Ir per naktį pasimarinuos. Pasidarom skanios kavelės, tai pradžiai karamelinę sirupuką. Užsivirinu pieną ir maišausi, kad būtų toksai su putom. Užpilu pieną. Šaukštelį kavos. Karšto vandens. Taip pat išmaišau. Šaukštelis. Gaunasi kavelė kaip iš aparato. Ir dar šiek tiek palaukus, pradėt truputį kristi ir dar daugiau sluoksnių pasidaro. Ir tikra tokia kaviniška kavelė. Na, tiek to grožio galim jau išmaišyti. Atsivežiau į namus valymo siurblį. Pradžiai bandysiu su kėdėm, o šiaip dėl sofas. Atrodo, nėra labai purvinos, bet norėjau išsivalyti. Vis tiek tie stolikučiai tokie visokie, o čia vat išvalyta jau. Dabar šiek tiek drėgna dar, bet turėtų jau rytoj būti sausa. Išploviau 2 kėdės. Žiūrėkit, murzinos dar ir kaip. Padėjau dabar prie židinio tiesiog ir reikia įvalgyti. Tai tokia ta vakarienė mūsų. Labai ačiū, prašau mano išėdas, gali damušti. Labai skanu buvo. Nu, pradėkim sofą. Nu va, nebirdėmės vakarė apšvietims, nesimato baisiai skirtumą. Bet tikiuosi gerai išplaus pagalvės, nes tos tai tikrai juodas. Baisiausia tai šita iš visų sėdimų vietų. Laikas spaudžia, reikia dukrą pasiimti iš darželio. Nu, ar vaizdas pasikeitė, nes kai matau įsižiūrėjus, tai atrodo, kad nieks nesikeičia. Ir sakė pasikeitė. Taip. Ir šiandien turbūt viskas, rytoj prieisiu, gal labai pažįstamas nesiskubis, kad grąžinčiau siurblį. Šitą siurblį nesinuomavau, o, kaip čia galim sakyti, kaip ir giminaitis, pasiskolinau turbūt už kebabą mainai.
Šiaip vasarą buvo smagiau valyti sofą, nežinau, gal dėl to, kad šviesiau buvo gerokai tiek lauke. Dabar vėl sutemo čia sekančią dieną. Ir kas dar, turbūt, kad atrodo, ta Liepa taip nesenai buvo, dabar lapkritis ir vėl aš valau sofą, tai jau antras iki turbūt valant jau ir akim ir kūnui, visą kitą jau nebe taip noras yra atvalyti, tai išvalau dabar tik pagalvės tas atsisėsti ir kur atsiremto visą kitą, tai jau paliksiu, nes vasarą tai viską taip jau visiškai sofą išvaliau, na, o dabar stengiuosi, kas tokia purviniausia, bet nežinau, pirmas įk atrodo geriau valėsi, turbūt, kad buvo daugiau noro, nežinau, bet dabar kažkaip atrodo valau ir nieko jis man čia nesivalo. Toks atrodo tas vanduo, šiaip galvoju, valau ir nieko čia man nesivalo. Iš vandens pasakyčiau kavalos. Nu va, sofa išvalyta, džiūna, o dabar toks kampelis palikęs, kadangi ant sofos neleidžiu dukrai, tai atsineši net meškiuką, pagalvę susimeti ir prie eglutę savo filmukus taip žiūrėjo. Kai sofą valiaus pirmą kartą, dalinaus Instagrame ir buvau užklausus dėl tų valiklių, tai sulaukiau nemažai rekomendacijų, bet ar bent vieną nusipirkau, pasižiūrėjau, tai ne. Staigiau užsimaniau įsivalyti, tai tiesiog pasiprašiau to siurblio, tai davė keletą tablečių vėl tų pačių. Išplovė, bet aišku, norėtųsi man ir geriau. Dar galvojau su valikliu, bet kažkaip man Robert sako, kad galbūt, kad prisidirbsiu nesąmonių, tai nebeišdrįsau. Na, bet ir tas antrą kartą valymas, tai jau toksai jau simuliuot pradėjau, tai kaip pirmas įkvaliau, tai toks užsidegimas buvo, dabar tiesiog, greičiau pabaigti ir viskas. O valdymas tai čia labai paprastas. Čia įsipili vandens iki pažymėtos vietos, iš to įsipili į šitą talpą, nu ir tada jau spaudi mygtukus, čia purški vandenį, o čia siurbi vandenį. Tai viskas kaip ir normaliai, tik ilgai ir nuobodžiai brūžit su tom rankom. Geriau nei buvo. Ir dar yra tokia mintis, kad mes galbūt kalėdas švęsim su giminėm čia. Ir nežinau, kaip viską paruošti, nes mūsų tas stalas, valgomasis, kaip čia sala, yra su 3 kėdėm, o mūsų vis tiek būtų daugiau žmonių. Ir sako vyras ant sofos, o aš sakau, ne, pas mūsų namuose yra tokios taisyklės, mes valgom tik virtuviai. Tai jeigu darytumėm šventę, tai aš manau, kad sofa vėl liktų baisi ir vėl ją reiktų valyti, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Ar švęsim pas mum? Aš norėčiau kažką sumastyti, kad tiesiog, nežinau, iš vis norėčiau kokią išlankstomą stalą su išlankstomam kėdėm, kad sandėliuką sudėdi ir ištrauki, kada prireikia, nes būtų taip patogiausia su daug žmonių susėsti. Sofa buvo valyta su tokiom tabletėm ir aš nepasakyčiau, kad jos stiprios. O kaip rašėt Instagrame, yra stipresnių medžiagų, tai kažkada, manau, išbandysiu aš tas tikrai medžiagas, bet kadangi patingėjau pavažinėti, taigi naudojau tas pačias. Da, vieną pasiliko, tai sekančiam kartui. Šiek tiek ir prie eglutės. Ir dar kas būna, vis nustebina, kad žmonės vis dar parašo, kodėl nesidažai. Bet žinot ką, aš su tokia gražiai nesidažys. Smaginos laukia, o aš nelentuma per šaltą. Tas vėjas toks nemalonus. Tegu pabūna dukra su tete dviese. Ir aišku, tete dažnai prasuk tokius posakius, kad dukra iškrenta. Sakiau, ne berniuką augint, bet smaginas. Smagu žiūrėti, labai širdį užspaužti, miela. Vakarieniai. Išsikepsim lašišos, kur labai negražiai papjauščiu su atbukusiu peiliu. Tai citrina, česnakas, druskytė, pipiriukas ir žalia citrina. Sakiau citriną, nesakiau. Gal sakiau pačiai pirmoji. Kai neturiu žalios, naudoju geltoną citriną. Tai bus su grikiais ir kopūstų salotų. Tai ant 160 laipsnių jau, kai iškepa, tada paskrudinimui 180 statau, kad viršus būtų toksai traškesnis šiek tiek.
Pasirodo, grikių namuose nėra, tai reiks kažką kitą mislyti. Kopūstų salotos iš šviežių kopūstų, šviežios morkos ir ko ten, obuolio šviežaus. Fainiausia, kad būtų koks rūgštesnis, šiek tiek citrinos rūgštelės ir druskas, viskas. Skaniausia mišrainė, jokių majonezų nereikia. Volia. Sava meškiuką stumdo. Ir nakčiai dar kepamas obuolių pyragas. Labai lengvas ir labai mažai ingredientų, tai miltai, cukrus, kiaušiniai ir, kas svarbiausia, obuoliai. Nėra jokių nei kepimo miltelių, nei sodas, tiesiog labai gerai išmaišyti kiaušiniai ir tada puriai iškyla. Ką veik melisiukas. Plauni, laik su tą prijuostę. Pasistiebas. O ką darai? O aš tuo tarpu pasijungiau pažiūrėti Harry Potterį. Liuks, o dabar susitvarkom šitą betvarkę, ką? Labai skanus pyragiukas. Be galo skanus ir be galo pigus. Taigi, stiklinė miltų, stiklinė cukraus, šiek tiek mažiau nei stiklinės, ir 3 kiaušiniai, ir 3 rūgštus obuoliai. Ir, taip. Ir svarbiausia yra nepatingėti įsiplakti kiaušinius. Ant karto suvalgėm daugiau nei pusę, bet liepiau pasilikti rytoj. Taip? Kaip vertini pyragą? Skanus. Tėt! Pyragą pavyko išlaikyti iki pusryčių, tai pusryčiam mes jį skaniai ir suvalgėm. Dar sakiau, parodysiu veidrodį. Mes jo nepakabinom, galvojam jam vietą. Ir dar vieno daikto laukiam, taip pat į tambūrą. Čia tambūra veidrodis. Tai kai bus tas daiktas, kurio norim, tai turbūt bus rytoj, sakykim. Ir tada jau susidėliosim, kaip visko čia norim, kad stovėtų. Daug žodžių norim. O čia toksai suoliukas. Jisai buvo visas juodas, viršus juodas. Ir tada Roberts pervilko gobeleną ir paliko šviesus, o apačioj batai dedasi. Irgi tikslios vietos dar nežinau, ar čia stovės ar ne. Tai, kai sakau, ateis tas būtent daiktas, kuris paskutinis čia turi būti tambūrė, tada jau ir pasakysiu, parodysiu. O gal vyrs parodys, nežinau. Ir, aišku, dar trūksta tambūrio spintui durų. Ir dar norėčiau dar kai ko. Bet tai čia tai bus vėliau, žodžiu. Kas keista ir nuostabu buvo nemažai įsitraukimo apie mano kugelį. Kaip kam čia per žorė reikalinga. Tai nežinau, vis tiek mes jį suvalgėm ir visai skaniai. Nebuvo taip, kad būtų baisus kugelis. Gal mūsų tiesiog skoniai skiriasi, nežinau. Tiesiog rodau, ką mes valgom. Ne viską rodau, bet kartais, kaip prisimenu, pasimailau su telefonu. Tai va, tas veidrodis dabar tiesiog padėtas. Taip va ir stovi, turbūt bus čia pakabintas, nežinau. Ir dar kas stebino, tai kad 35 vietoj mano išgirtų, tarp išgirtų vidosas su kugeliu. Vau, ačiū. Labai faina, kad žiūrit ir mano video ir surinkau sumą, kurios aš norėjau. Tai gruodžio 21 gal gausiu tos pinigus ir kai ką užsisakysiu, tai bus namam. Ir parodysiu būtinai. Ko neparodau aš, parodo mano vyras Robertas savo YouTube kanale. O ko neparodau aš ir Robertas, tai pasiliekam tiesiog savo. Ir kartais žmonėm būna klausimų, kad dabar nepasakysiu pavyzdžio, bet įdomiai taip. Jeigu neparodai, reiškia to ir niekados nebuvo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių mano video.